Orkestras žmoguje. Tai Palangos orkestro dirigentą Vygantą Rekašių apibūdina Palangos miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas Robertas Trautmanas, vardindamas jo charakterio bruožus ir nuopelnus Palangos miestui. Talentingas žmogus, kaip žemaitis užsispyręs, siekiantis savo tikslo, atradęs savo prigimtį, jisai savo kelyje. Jo dėka 2000 metais ir buvo trečią kartą atkurtas Palangos orkestras ir ta pučiamųjų tradicija jau 200 metų. Buvo 2007-2009, čia jo iniciatyvoje įvyko Pajūrio dūdos, tai yra tarptautinis festivalis. Vienas iniciatorių buvo, kad Palanga taptų 2013 metais Lietuvos kultūros sostinė. Toliau tarptautinis festivalis Pajūrio dūdos peraugo į Ambervindą. Pagrindinis festivalis arba renginys muzikinis praeitais metais 2023 įvykęs Europos pučiamųjų orkestrų festivalis Palangoje, kuris išgarsino ne tik Palangą, Lietuvą, bet ir iš tikrųjų plačiame pasaulyje. Ir galiu pasakyti, kad tai vienas ryškiausių per Lietuvos nepriklausomybę kultūros įvykis. Ir Vygantas būtent ir buvo iniciatorius. Dirigentas Vygantas Rekašius Palangoje atsidūrė dėka paskirstimų, o muzikanto kelią pasirinko dėl didžiulio nenoro šokti. Tuo metu mano mama irgi rūpinosi, tėvai, sakykime, buvo rūpinosi, bet mama vedė ir į šokių ratelį, ir paskui, kadangi man labai nepatiko šokti, tai mama sakė, kad jeigu tu neįsi šokti, tada tu eisi į muzikos mokyklą. Sakau, gerai. Jo, tai labai nenorėjau šokti ir išėjau į muzikos mokyklą ir muzikos mokykloje pasirinkau trimito specialybę ir pradėjau mokytis groti trimitu. Triūba tada vadindavom. Beveik 10 metį Vygantas Rekašius vadovavo Palangos miesto savivaldybės kultūros skyriui. Viskas prasidėjo nuo kolegės išėjusios motinystės atostogoms pavadavimo, o baigėsi kultūros strategijos dėliojimu ir aiškesniu biurokratinio darbo suvokimu. Aš jaunas, ten galvoju, kodėlgi ne, galbūt nešventieji podus lipdo. Bandžiau tą administracinį darbą pajudinti. Tai žinokit, po šiai dienai prisimenu, koks tai buvo man šokas. Tai yra visiškai kitoks supratimas apie tai, kaip vyksta reikalai. Patirtis labai gera, labai vertinga, kuri pravertė galbūt toliau kažką planuojant, strateguojant, negaišti laiko kažkokiem, sakykime, tokiem idėjom, kurios neturi galimybės būti gyvendintos. Dėka maestro Vyganto Rekašiaus buvo atkurtas ne tik Palangos pučiamųjų orkestras, bet ir atgaivinti orkestro vasaros pučiamųjų muzikos koncertai, egzistavę kurorte jau nuo XIX amžiaus pabaigos. Čia ne dėl to, kad čia buvo Rekašius, ne. Iki Rekašiaus dar čia buvo. Mes tęsiam koncertų, 2 šimtmetį vyksta Palangoje tie koncertai. Palanga orkestrą turi nuo 53, bet irgi ten ne aš buvau. Ir kai aš pradėjau tą daryti, mano misija ir mano atsakomybė, aš pats savo pasakiau, kad mes turim tą viską pratęsti, negalim padaryti blogiau. Vienas dalykas, o antras dalykas, mes turim kažkam tai perduoti, kad toliau tęstųsi. Mums niekas nesuteikia teisės čia kažką daryti bele kaip ir niekas nesuteikia teisės čia tą dalyką numarinti. Mes esam tik tai kažkokio tai vyksmo dalis. Maestro prisipažįsta, kad dėl jo žemaitiško būdo aštresnių kampų teko ne kartą konfliktuoti. Bet darnų santykių pučiamųjų orkestre jam pavyksta išlaikyti dėl gebėjimo pripažinti savo klaidas, padorumo ir nuoširdumo. Kaip man, kaip žemaičiui, galėjo tai pavykti. Padorumas, nuoširdumas, man atrodo, yra pagrindiniai dalykai, kad gali būti ir nesutaps tau kažkoks tai požiūris. Bet žmogus ant tavęs nesupyks. Jis pasistengs tave suprasti. Paklaustas apie poilsį, dirigentas Vygantas Rekašius prisipažino, kad tik neseniai supratęs miego reikšmę. Ir teigė, jog tik dėka žmonos palaikymo ir supratingumo turi galimybę mėgautis kūrybą bei muziką. Tas laikas, kada tu dirbi, kada tau darbas yra malonus, kada tu dirbi mėgstamą darbą, kada tu jau žinai, kokio rezultato sieki, tu žinai, kaip jį pasiekti. Ir jeigu tu jį gauni tą rezultatą, tai tampa kartu ir darbas, ir poilsis. Turiu puikią žmoną. Ir jeigu ne jinai, turbūt taip nebūtų buvę.
Jis visada mane palaikė, visada suprato, aš niekada nesu sulaukęs jokių priekaištų dėl to, kad ten kažkaip kitaip reikia gyventi. Kartais atrodo, pradedi abejoti, ar čia yra tai kam nors be tavęs dar kažkam svarbu. Tai aš manau, kad taip. Vis dėlto manau, kad tas rezultatas arba muzika pati iš esmės, galimybė prisiliesti ir daryti muziką, ją kurti realiu laiku, yra didžiulė laimė. Yra didžiulė laimė. Ką tas duoda? Žmonės eina į koncertus, aplanko koncertus. Sakau, jūs žinot tą jausmą, kai tu išeini iš koncertų ir mes visi jaučiamės geresniais. Mes visi turim tą jausmą, kad esam šiek tiek geresni, bent kurį laiką. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu.